Penktadienis, 8 vakaro, su chebra išsiruošėm prie Baikalo. Sulaukiau 4 motociklai, porą džipų, porą jau tenais. Sakė 100 km asfalto, 50 žvyro ir šitas visiškas. Kaip ir visada, vietiniai čia su mažliukais 250, aš su savo karve ir dar be padangų. Taigi, laukia nekas. Kągi, išvažiavom nuo asfalto į žvyrą. Čia toks tiltelis. Ir chebra su lengvučiais savo hartenduriukais. Šokinėja smagiai, žinoma. Pareina. Ne. Pareina. Ne. Kelio nežinau, todėl gaunu pastoviai stoti ir laukti. Aštuonios ryto, visi dar miega. Šiai prabudau, bet gerai eisiu dar pasnaust. Visi kaulai, raumenys ir sąnariai skauda. Vakar dasigavom 6 paskutiniai kilometrai buvo išvis nerealiai sunkus, per mišką tešlas. Vieną upę pervažiavom, galų gale antrą, bet buvo verta. Baikalas. Nakvynė elementariausia, puikiai, jokie vabalai nepristoja. Šviežias oras ir vakarykštės pasiekmes. Iš 5 motociklų gyvi tik tais liko mano Afrika ir Kawasakis vienas 250. 2 Suzuki ir 1 Yamaha mirė kapitališkai, prisisėmė vandens. Vietomis buvo iki metro, pačioje dideli akmenys, plius smėlis. Be abejo, resursas grandinių ir taip toliau trumpėja 10-eriopai. Šiandien ten vandens paviršiuje matosi kaip nelabai dideli kiršliukai. Renka museles. Vietos čia visiškai negyvenamas ir netgi skaitosi neprivažiuojamas. Čia žmonės visgi įsigudrina be abejo čia atsidurti,
kas laivais, kas džipais ar motociklais. Ir mūsų kaimynai taip pat atplaukė čia su dviem viena guminė. Oi. Keletą žuvų ir didesnių pasigirsta. Atplaukė čia su viena guminė, viena kateriuku. Čia mūsų džipai, kurie vakar nesugebėjo įvažiuoti į smėlingą šlaitą. Kam trūko trosas, priekinį stiklą išmušė, kam granatas išsinėrė ir taip toliau. Technika atrodo karingai, bet netgi tokia technika buvo bejėgė, atrodytų prieš visai nedidelę įkalnę ir smėlį. Štai aš savo margį praktiškai ant rankų gavau čia užnešti. Bet skirtingai nei kitų motociklai, 3 nenumerė. Tiesa, kai persikėlinėjau, taip pat buvo užslopus, bet paskui užsivedė ir viskas tvarkoj. Clock strikes 12 and moondrops burst out at you from their hiding place. Like acid and oil on a madman's face, as reasons tend to fly away. Like lesser birds on the four winds, yeah, like silver scrapes in May. And now the sand's become a crust, and most of you have gone away. Come Susie Dale, let's take a walk just out there upon the beach. I know you'll soon be married, and you want to know where winds come from. Well, it's never said at all on the map the carry reads. Behind the clock back there, you know that the four winds burn.
clock strikes 12 and moondrops burst out at you from the hiding place. Miss Karen, Ness, and Susie Deal would find themselves at Four Winds Bar. It's a nexus of the crisis and the original story. Надеюсь, давай, надеюсь! Доехал! Šeštadienio vakaras, Baikalas, antra ir paskutinė nakvynė šioje vietoje. Rytoj apie pietus į miestą Ulan-Udę. Šiai nakčiai pasitaisiau labai paprastą guolį netoli kranto pliaže. Nors debesuota, bet tikiuosi, kad nepradės lyti. O rytoj reikės vėl atgal 6 km grynos bekelės. Vienas didelė perėja per upę, kur paskenda praktiškai visas mašinas ir beveik visi motociklai. O dabar dar eisiu pabandyti truputėlį pasvaidyti spinningą. Gal koks nors nedidelis kiršliukas ar kas nors užsikabins. День второй. День второй. Обучение идет к лучшему. Есть уже результаты. Поворачиваться корпусом надо. Рулем? Там руль же поворачивается. Второй день обучения пошел. Научился ездить стоя. Уже не падает. Почти. Ну, иногда еще падает. Озеро Байкал, Губа-Таланка. Хорошо плывет.
А теперь пешком идет. Оказывается, глубина-то не очень большая. Вот он выходит на берег. Kontrastą. O, mūsų žyderistai. Afrika užsivedė iš pirmo karto. Tuo tarpu mažiukai broliai vis sočiuojasi.
Vienas užsivedė, tvorą nelabai. Visgi geras, labai aparatas. Pranugariai. Dabar reikia 6 km pašluose maudytis konkrečiai. Kągi, bekelė konkrečiai baigėsi. Tiesa, vieną kartą vis tiek priguliau ant šono, bet lengviau negu vakar, kadangi vakar čia išvis pilnai sutemus važiavom. Pavargau, kai šuva. Aparatas visai netinkamas tokiem dalykam, plius be padangų. Prieš keletą akimirkų buvau sustojęs, minusinė akumuliatoriaus krema. Srovę prastai praleido, patvarkęs. Judam toliau. Davažiavau iki žvyrkeliuką ir kaip ir kiekvieną kartą, kai bent šiek tiek padoresnis kelias. Afrika rulėt, kaip čia chebra sako, nors ir atrodo žiauriai klaikiai. Bet su labai patenkintos motociklu. Nu ir be abejo neslėpsiu savim irgi, nes su paprastom asfaltiniam padangom lysti į tokius dalykus, kur gyvenime niekas nelenda, yra sunku. Mongolijos sienos liko apie 150 km. Ir tokie vaizdeliai. Neretenybė. Jeigu kuo toliau, tai daugiau bus. Diena gera. Karšta. Šiaip galiu prisipažinti, šiandien pirmą kartą pajutau, kad realiai kūnas pavargo, jaučiuosi visas išsunktas kaip koks apelsinas. Namo neparbėgsti. Reikia judėti toliau. Visą kūną skauda. Nuo savaitgalinio poilsio kabutėse. Nežinia dar kas laukia priekyje. Biurokratijos nepakenčiu. Žiūrėsim, kaip seksis. Iki Mongolijos liko apie 50 km. Čia jau pajutau, kad motociklas kažkaip vėl ne taip važiuoja. Eilinį kartą tenka keisti galinį ratą guolį. Ir vienas iš retesnių variantų šiuose platumose. Tai kažkas tai panašaus į mūsų poilsio aikšteles. Todėl čia sustojęs
susitvarkysiu ir judėsiu link sienos. Šiek nuotaika vėl šiek tiek pakilo. Sustojau vienoj kaviniai, pavalgiau. Ilgi kelias, gražus oras ir vaizdai kažkaip tai prablaškė nuotaiką. Nors iš ryto buvau labai pesimistiškai nusiteikęs. Aš vis dar toj pačioj aikšteliai prasirakinėjau gerą pusvalandį, bet rezultatų jokių negavau, kadangi tuos guolius, kuriuos pirkau Ulan Ude, rusiškus, pasirodo iš tos pusės, kur stabdžių diskas, netinka. Todėl tikiuosi davažiuoti iki Kechtos ir ten gauti porą guolių. Kechta pilnai pasienio miestelis, labai kariško pobūdžio. Pravažiavau ne vieną didelį dalinį. Miestelėje taip pat didžioji dalis kariškių. Kadangi įvažiavau jau po 6, guolių gauti niekur neįmanoma, nes niekas nebedirba. Vietinis žmogelis porą dėvėtų, bet atvirų davė. Taigi nežinau, pakeisiu vieną vis tiek, nes ir salnikas nebelaika per dulkės, bet tikiuosi, kad tie du iki Ulan Batoro laikys. Nuvažiavau į kolonėlę, užsipildžiau kurą į krautuvę. Kainas nerealias, neįsivaizduoju, kaip čia žmonės išgyvena iš vis. Realiai kainas didesnis negu Lietuvoje. O pajamų čia iš kur gauti nematau. Kažkur tai ten, truputėlį į kairę, už bažnyčios muitinė. Dėja, ten davažiavus taip pat pasirodo, kad nuo 6 ar 7, kadangi jau po 7 taip pat niekas nebedirba. Rytoj tik nuo 9, taigi dabar važiuosiu už miestelį ieškoti kažkur nakvynės. O rytoj iš ryto bandysiu kirsti sieną. Pavažiavęs toliau nuo gyvenvietės, radau jaukią aikštelę miške, labai panašu Lietuvą. Ir vėl ta pati procedūra. Šį kartą viskas liūdniau, kadangi iš guolio, kaip ir iš salniko, absoliučiai nieko neliko. Norint laukutinį žiedą išmušti, teko šiek tiek apgadinti diską, bet čia ne problema. Sutvarkau iš miego, 7:30 atsikeliu, susiruošiu ir 3 kartą bandysiu. Odai kandžiai nerealiai. Štai taip atrodo kojos. Gražu. Ištinusios. Sukandžiotos. Panašiai kaip ir visas kūnas. Taigi smagumėlis. Bet bus ką atsiminti užtat. Ir kol kas rankų nenuleidžiu. Nusipirkau šiek tiek pavalgyti. Šio to. O rytoj žiūrėsim. Guolis pakeistas. Ir nuotaika iš karto be abejo geresnė. Nors kažko nesitikiu. Guolis senas, dėvėtas, bet kol kas dar veikiantis. Na, o vietoj salniko storos gumos iškirpau kažką tai panašaus.
izoliacijos pagalba šiek tiek sustačiau kaip reikiant. Ir bent jau nuo smėlio ir dulkių tikiuosi šiek tiek apsaugos. Ir iki Ulan-Batoro apie 450 km turėtų laikyti. O ten jau žiūrėsim, jeigu iš tikrųjų yra taip, kaip pasaka žmonės, kad ten jau civilizacija pilnai įsišaknyjusi, gal pavyks gauti salinikus ir guolių porą naujų. Dabar pavalgau, šiek tiek pasėdžiu ir miegoti. Visgi iš trečią kartą pavyko įvažiuoti į Mongoliją, nors ir paprakaituoti reikėjo nemažai, apie 1,5 valandos visa procedūra tęsiasi. Teko praeiti ne vieną langelį, pareigūną ir taip toliau. Kas įdomiausia, kad Rusijos pusėje viskas įvyko, sakykime, labai greitai. O mongolai, biurokratai konkretus, nuo vieno pas kitą, visur mongoliškai pildyti įvairiausias anketas. Laimiai bent šiek tiek kažkas tai supranta rusiškai. Ir galų gale kirtęs sieną prie paskutinio punkto dar kartą sustabdė ir teko nusipirkti motociklui draudimą 700 rublių. Taigi tokie reikalai. Dabar judu jau iki Ulan-Batoro apie 350 km. Ten bandysiu susisiekti su žmogum, kurio turiu telefoną. Kitas stovi, šiaip labai nedidelis judėjimas. Žinoma, kelias pagrindinis. Kol kas asfaltas, galvoju, kad jis bus netgi iki sostinės vietos. Labai gražios. O štai ten dar vienas postas, kur teko sumokėti 50 rublių. Tipo kelių mokestis. Ko gero paklausysiu vieną bachuriuką iš Vladivostoko patarimo, kad tiesiog nereikia stoti prie tų punktų, pravažiuoti pro šlagbaumą ir važiuoti toliau. Pilnas stepės, pakelės ir taip toliau. Gyvulių, pradedant nuo arklių, kurie čia labai mažo ūgio, nedideli. Taip pat karvės, jaučiai, bet žinoma pagrinde ožkos ir avis. Didžiulės bandos, po kelis šimtus vienetų ir piemenys. Vienoje vietoje net mačiau piemenaitę ant arklio, gal kokių 80 metų mergaitė. O toks gyvenimo būdas.
gyvuliai čia ir turtas, pinigai, viskas. Štai dar viena naujiena. Kupranugariai, tiesa, šitie labai kūdi. Porą tokių stambesnių. Įdomu, gražu, neįprasta. Ne per seniausiai pravažiavau miestą Darhan, o prieš jį dar vieną postą, kur norėjo, kaip sakoma, apmokestinti už kelius, bet kaip ir žadėjau, nestojau ir nieko. Tas tik lasdelė pamojavo. Mieste pilna policijos, niekas nestabdė, reiškia, ryšio nėra. O čia toks vat įdomus žmogeliukas. Galvoju, gal reikia eiti paieškoti gal guolių, tiek neprasiu. Šiandien planuoju, nors ir galėčiau laisvai davažiuoti iki Ulan-Batoro, bet skubėti nėra kur. Ir kažkur tai ieškosiu nakvynės. Medžiai dingo visiškai ir prasidėjo konkrečios stepės. Prasilenkiau su porą motociklistų. Jau ne pirmieji keliautojų yra. Dar pravažiavau porą postų, taip pat nestojau. Čia skaitosi tipo autostrada ir prie didesnių miestelių postai, bet ten, kiek suprantu, žmonės civiliai, taigi nieko tokio. Motociklistam galima ir nemokėti. Ir taip sunku. Čia piemenys gena bandas. Vienoje vietoje net girdėjau, kaip kažką tai dainavo. Kauno kelią ir įvažiavau į vieną iš kalvų. Be abejo, vaizdas atsivėrė nerealaus grožio. Taip pat kažkas panašaus į aukarą kažkokį. Daug tokių vietų visur. Čia vėlgi matosi vienas kitas medelis. Šiaip laukai idealiai lygus ir galima būtų pasivažinėti be jokių problemų su kažkokiu tai lengvesniu motociklu. Dabar ką, užkasiu truputėlį ir judėsiu dar šiek tiek toliau. Norėčiau susirasti kažkokią tai upę, gražesnė vieta nakvyniai. O rytoj tada jau į Ulan-Batorą. Upės nerasiu tada. Ieškosiu kažko tai panašaus, kaip dabar esu, kad būtų įspūdingas vaizdas. My fingers feel for fate.
štai ta kalva, ant kurios aš buvau pakilęs. Ir aplinkiniais keliais kilau į kitą. Tiesa, į šią užvažiuoti kur kas sunkiau. Akmenys visur gana aštrus ir nemaži. Safe from the storm, and I can't bear to see what I've let me be, so wicked and wrong. Ten mano kelias ir laukia tikriausiai ne ką mažiau įspūdingas nusileidimas. Leisiuosi visai neužvestų motociklu, todėl kad nusileidimas ilgas, status ir be abejo pavojingas. Vieni akmenys, kurie smailūs, nemaži, ir statumas įspūdingas ir prieš galą visiškai užsilenkė kalnas, taigi nežinau, kaip čia nusileisiu. Oi. Žmonės, kurie važiuoja, tikriausiai mano, kad čia koks kalnų ožys šuoliuoja. Svarbiausia, kad nepasigailėčiau čia užvažiavęs. A jeigu ką, švelniai guldysiu ant šono ir tiek. Kitų variantų nebebus. Taigi, nusileidau sėkmingai ir toliau liko tik formalumai. Štai jinai, mano viršūnė. Gaila tik tai, kad kylant ar leidžiantis, velniai dabar žino, eilinį kartą pamečiau butelį vandens ir dabar sėdžiu be vandens, o gerti jau norisi. Eilinį banda ant kelio, tik tarp jų vienas
įspūdingas žvėris. Šiandien išskirtinė diena. Mačiau kupranugarius. Čia avyjautis tikriausiai skaitosi. Netgi grifus skraidančius. Grifai. Tikiuosi, aš netapsiu jų pietumis, pusryčiais ar vakarienė. Žmonės veža valiutą priduoti. Ulan Batoras, Mongolijos sostinė. Aplinka pasikeitė ir vis skurdesnė ir skurdesnė darosi. Tiesa, temperatūra taip pat smarkiai sušoka. Dabar nemažiau 35-8 laipsnių karščio ir gana nemažą vėją. Ir vietomis netgi kvėpuoti darosi sunku. Žiūrėsiu į miesto centrą, kažką tai pabandysiu surasti. Skambinti tais telefonais, kuriuos turiu. Gal kur nors priskambinsiu, jei neteks pačiam vartytis. Dar vienas postas, šį kartą policijos. Įdomu, ką pasakys. Prieš įvažiuojant į miestą, iš kairės ir dešinės vyksta turgus. Hameriai važinėja. Turbūt ožkas neblogai kainuoja. Sąlygos nekokios, bet darysim to. Mongolijoje. Начинаем делать то. Улан-Баторе. Шигевара гэж стори хүнд гарсан биш тэгээд Амар гарс мотоциклтай яагаад то. Так, ну как самочувствие? А? Ничего, нормально. Не первый раз. Вот, братки. Привет. би арсан могоо шивүүлнэ. Бана. Ой, игру орохтой. Давай. Привет. Привет. Литовским байкером.
Вот это знак Сайомба на флаге Монголии. Она и будет делаться нашему литовскому байкеру. Меня зовут Энктумов. Это президент. Assuring me that I'm insane. They think our heads are in their hands, but violent use brings violent plans. Keep him tight, it makes him well. He's getting better, can't you tell? No more can they keep us in. Listen, damn it, we will win. They see it's right, they see it well, but they think this saves us from our Этот памятник посвящен советским и монгольским солдатам, которые воевали в 1937-39 годах на Халхинголе. Вот наш брат готовится, шагает вверх. Вот видно Уламбатор. Вот такой город строится еще. Taught me well, told me when I was young, son, your life's an open book, don't close it till it's done. The brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart sold to mother. Ну что, шагаем? Что-то сил не очень много. Шагать. Лучше с мотоциклом заехать. Сразу вверх, да? Так, вот это другая часть памятника. Здесь новые монголы строят свои дома, база отдыха. Эта гора называется Богд-Ул. Вот это все серебряное одежда. Все на ней. На шарте. Вот как люди в серебре и в золоте были. Вот. Народно-бурятская одежда, да? Вот вторая группа. Сейчас заходим к монументу Будда. Он был подарен или воздвигнут корейцами. Я не знаю, в честь чего. Вот тот памятник советским солдатам. Вот внизу парк.
и Будда. Вот такое зрелище. Вот гонг. Вот такое гонговое сооружение. Он без разрешения забрался, хотя там запрещающий знак есть. Видите? Нам можно, байкерам. Такое дело. Вот мы приехали к центральному монастырю Гандан. Вот такое сооружение. Со времен эволюции вот целым остался вот только вот этот большой монастырь. Вот такое вот чудо. Вот здесь благовоние. Огромная благовенческая вещь. Так, вот это самый большой статуя Будды здесь. Так, это он крутит хурд, чтобы помолиться за дорогу, за родных, за все. За байкеров, за дорогу. Нереалоус Диджа. Чингисхана. Есть, да, скульптура. Savo istorija mongolai labai didžiuojasi. Važiavom į miesto centrą. Yra labai didingų pastatų. Čia skaitosi parlamentas. Centre sėdi Čingischanas, jo riteriai. Ne per seniausiai išvažiavau iš Ulambatorą. Tiesa, teko atlaikyti liūtį, kokios senai jau nebuvau ragavęs. Prieš galą žirnio dydžio ledukai. O čia štai, kur aš važiuoju, tiesi naują asfaltą. Ir štai tokiais nerealiais kiekiais pakrautos mašinos su įvairiausių gyvulių, turbūt ne įvairiausių, o avies kailiais. Įspūdingi kiekiai. Štai taip atrodo Mongolijos keliai. Tiksliau daug keliukų, visi per stepę. Šalia eina žvyrkelis, kuriuo aš bandžiau važiuoti, bet jau važiuoti sudėtinga, akmenys, duobės ir ne viena mašina nevažiuoja žvyrkeliu. Visi štai tokiais keliukais. Aš irgi nuvažiavau ir važiuosiu toliau. Tūkstančiai hektarų nedirbamos žemės. Tik pakelėse jurtos, pardavinėjamas kumisas ir štai vaikščiantis
fabrikėliai, iš ko jis gaminamas. Gamtovaizdis keičiasi kas keli kilometrai nuo stepių lygumų iki kalnų. Šioje vietoje kažkas panašaus į dykumą, smėlio kopos. Oras nuostabus. Vėjas ir tas šiek tiek aprimo. Šioje pusėje kažkokie tai brūzgynai. Nežinau, ar yra rojus, bet čia ko gero moto turistų rojus. Bent jau šiandien, kol tęsiasi dar asfaltas, geras oras ir taip nenuobodžiai keičiasi gamta. Užvažiavau į pakelėje esančią šventyklą ir čia porelė prancūzų su dviračiais. Per Kazakstaną ir taip toliau, per Mongoliją iki Čitos, ne Čitos, Ulan-Ude, man rodos. Po to sėsiu į traukinį iki Maskvos, Rygos ir tada Minsk atgal. Vienu žodžiu, kelionė praktiškai metus pas juos planuose. Dar vieną porelį sutikau su įžais iš Šveicarijos, taip pat vyras su žmona. Orhun, senoji Čingischano sostinė. Priešais didelis suvenyrų turgelis, vietiniai baikeriai. Pilna visokiausia ša, be abejo, kaip ir visur. Štai čia įdomus paukščiukai. Toks į galvą įkirstų neprastai. Senasis Čingischano miestas Orhun. Nors jau buvo uždaryta, bet įleido pasižvalgyti 20 minučių. Kažkaip nebūčiau be abejo laukęs rytojaus, ar šiaip nelabai kažkas įspūdinga. Išsiruošiau ieškoti vienuolyno ir krioklio. Tačiau problema, kad nelabai ir vietiniai žino. Vienas dalykas, o kitas dalykas, reiks važiuoti, kiek įsivaizduoju, šituo slėniu, palei upę, tokiais šitais keliukais apie 90 km. Žiūrėsim, kas čia gausis. Oras nelabai koks. Jeigu ką, reikės taisytis nakviniai. Kaip ir maniau, važiuoju slėniu netoli upės. Griaudžia griaustinis, po truputį lašnuoja. Ar tik nereikės verkti.
kažko tai kūro. Mažoka pas manęs atsargoje, apie 15 litrų. O jeigu tokiu takeliu, 2-3 pavarą, apie 150 km galiu ir nedatraukti. Štai tokiu keliuku važiuoju. Vis smarkiau lyja, upė patvinusi ir drumzlina. Tad jeigu ir yra čia žuvies, tai pagauti nelabai, galvoju, pavyktų. Nebent aukščiau kalnuose, kur skaidresnis vanduo bus. Gražu, labai. Bet jeigu baigsis kuras, bus dar gražiau. Stoti galima, kas už kiekvieno posūkio. Vaizdai, kurie mane supa, nerealūs šiandieną. Gaila, vis niekaip negaliu aplenkti lietaus. Kiek nuvažiuoju, tiek jis mane dasyvėja. Drąsias avis. Kas sakė, kad avis bailios. Keliukų daug, tai išsiskiria, tai vėl susijungia. Laimė yra orientyras upė ir netgi ekstra atveju gyvena klajokliai, žmonės piemenys, pas kuriuos mačiau kažkokią tai techniką, turėtų būti ir kuro. Kągi, kelias baigėsi ten, kur stovi tos jurtos, tiksliau keliukas. Toliau tik šunys, gyvuliai. Štai tokie įdomus kaliukai. Ir net neįsivaizduoju, ar važiuoti prie kokios jurtos, bandyti susikalbėti kažkokiu tai būdu. Ar tiesiog į žemėlapį žiūrint, važiuoti pagal upę ir tiek. Avijaučiai ateina. Šašlykas. Visgi nutariau paklausti pas vietinius, be abejo, susikalbėti nelabai pavyko. Bent jau sužinojau, kur randuosi ir kur išvažiavimas kertimiausi miestelio. Nelabai toli, 38 km, bet tokiu važiavimu bus toli 200, bet kuro užteks. O štai kur pas juos vienuolynas ir kriuklys, nežino niekas. Pusė 6 ryto. Išmiegojau. Avijaučių draugijoje. Teka saulė. Ir raudonai daža kalnas. Aš eisiu pabandyti visgi dar kartą eilinį laimę pamėtyti. Vietiniai sako, žuvies yra daug, tačiau vanduo labai drumstas, bet kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Ir šiaip prasimankštinsiu, šiek tiek prasiblaškysiu. Juolab, kad tokiuose vietose pažvejoti ne kiekvieną dieną tenka. Kuom ne Afrika. Trūksta tik krokodilų. O žuvies be abejo yra,
tačiau vanduo gryna kakava ir realiai netgi fiziškai neįmanoma, kad jinai spėtų pamatyti, gal kažką tai jaučia, kažkokius virpesius, bet kai toks vanduo, žuvies niekur nepagausi. Tikėkime aukštupy, ten kur aš ir važiuoju, palei šią upę. Vanduo bus skaidresnis, oras taip pat geras, gal per dieną šiek tiek nubėgs. Šiandien gana anksti išvažiuosiu, taigi turėčiau visgi rasti ir krioklį, ir vienuolyną. Per kelią perbėga, bet čia daug tokių bėgiuoja. O toliau žiūri į savo, nieko nesibaido. Kažkoks graužikėlis. Vaizdai nerealūs. Plėšrūs paukščiai skraido už kelių metrų. Skardis. Dar vienas pakilo. Tai toks upės vanduo, be abejo, nieko nepagausi. Čia vis tiek esu be galo laimingas. Kaip ir šie paukščiai. Horizonte pasirodė miestelis, labai laiku, nes benzinas eina į pabaigą. Ir štai tokie keliukai veda iki jo. Vietomis šiek tiek purvo, sunkiau pravažiuoti, o šiaip be didesnių problemų. Ilgai laukta benzino kolonėlė. O štai privažiavimas per upelį. Šiaip miestelis nors ir nėra visai mažas, tačiau apie kažkokius keliukus ar gatves nėra nei kalbos. Tiesiog keliukai. Keliukai, gyvuliai, upeliai. Čia pat vanduo. Viskas čia pat. Logiška. Užsipyliau benzino, kuris čia žymiai brangesnis. Svarbu, kad būtų normalus. Tipo 93. Šiek tiek užsiprekinau krautuvėj su vietiniais. Bandžiau pabendrauti, esmę supratau. Keletą kartų pervažiavau upelį ir kryptis aiški. Kažkur tai čia apie 24 km. Bandysim ieškoti. Yra kažkas tikriausiai panašaus į mobiliojo ryšio anteną, kadangi ryšys, kaip bebūtų keista, pilnas, nors toj vietoj, kur nakvojau, nebuvo absoliučiai ryšio. Judam tikslo link, tik nežinau, ar rasiu ten ką nors, tačiau, sakykime, visai nesvarbu, nes važiavimas nesudėtingas, tik vietomis reikia šiek tiek primažinti greitį. Užtat
vaizdai, kurie mane supa, nerealaus grožio. Oras geras, iki pusės nusirengiau, šalmą pasidėjau. Ir retesnis atvejis — kalvos apaugusios kedrais. Nuvargo kovotojai. Tai šiandien ten be abejo stovi jurtos. Ir taip pat pravažiuoja nors labai retai, bet pasitaiko turistai. Kova atsinaujina. Nesibaida netgi mašinų, kurios važiuoja pro šalį. Dar vieni. Jau kur kas matosi silpnesni. Manau, kad Mongolijoje užtruksiu visą leistiną laiką, 30 dienų, nes grožis tikrai nerealus. Visur švaru, jokios šiukšlelės, be abejo, tai todėl, kad mažai žmonių, tie, kurie čia gyvena, klajokliai, be abejo, saugo savo gamtą ir taip toliau. Rusijoje, kad ir kiek būtų atoki teritorija, vis tiek tai šiandien tai ten mėtosi šiukšlės. Čia visur kaip stadione. Švarutėlis, laukas, per kurį vingiuoja keletą keliukų, visi į vieną pusę, kalnai, upeliai. Jau teko pervažiuoti upelį, nežinau, gal mažiausiai 14 kartų. Tiesa, jie nelabai dideli. Dar vienas eilinis persikėlimas per upelį. Ir visur gyvena žmonės, klajokliai. Be abejo, kažkam tai reikia prižiūrėti tuos gyvulius. Nors kartais atrodo, kad jie šiaip čia bastasi visiškai laukiniai. Žinoma, taip nėra. Kiekvienas daiktas kažkam priklauso. Artėjai prie tikslo. Krioklio. Automatiškai visur pilna turistų. Dar vienas persikėlimas per upę.
Be abejo įspūdinga tikriausiai nieko nebus, kadangi vandens nėra daug. Tačiau vis tiek malonu pasiekti tikslą. Beliks surasti vienuolyną. Privažiuoti privažiavau, daug turistų, tačiau nelabai įsikirtau, kur čia tas krioklys randasi. Bandysim ieškoti. Čia tik tai slenkstis, ne krioklys, gal žemiau. Visgi radau ir patį krioklį. Ne agarą, žinoma, bet vis vien gražu. Nusileisti į apačią, pasidaryti porą nuotraukų. Leidžiasi prie krioklio. Nusileidimas toks ekstremalokas. Man tai kas, bet mažiem vaikam šiek tiek pavojinga. Šką tai aiškina, tipo yra turbūt kitas nusileidimas, pakelimas, bet man ir šis prie dūšios. Šios prancūzai. Aš apačioje. Prancūzus teko aplenkti. Einu prie krioklio. Ten viršuje matosi Afrika. Prašinėta be abejo, kaip ir visur viskas.
Tais. Netoli 15 metrų aukščio. Galima palysti ir po apačią. Arba šiaip nusifotografuoti. Išsimaudžiau, įsigaivinau, važiuosiu ieškoti vienuolyno, jeigu dar motociklas sudaigtais vietoje. Nors šiaip mongolai labai, sakyčiau, geranoriški žmonės, bet kaip bebūtų taip, pasitikėti kažkaip tokios išvaizdos žmonėmis dar neįprasta. Paskutinis žvilgsnis į krioklį, šiek tiek uždusau, kojas pakirta, kol palipau po tarpeklį į viršų. Sėdžiu, skardžiu ir jausmas malonus. Dar maloniau būtų, kad galėtų kažkur nuo čia nušokti vandenį. O gal kitą kartą. O dabar link vienuolyno. Neįsivaizduoju, kaip prasti, bet tikriausiai kaip ir krioklį. Pasiklausinėdamas žmonių, tai rasim. Тамурон хагчаач пошоо. Анка. Vienuolynas lieka kažkur už nugaros. Tenka grįžti. Neįsivaizduoju, kaip jį ten rasti. Tengi nėra absoliučiai nei kokių tai nuorodų, nei šiaip kažkas matosi. Čia turistų grupė. Klausinėjau pas vienus, pas kitus, nelabai kas žino, kur tas vienuolynas. Sustabdžiau mikroautobusiuką, pilną žmonių. Sako, važiuok paskui mane, parodysiu. Važiuojam jau gana ilgai, kas bus, kur nuvažiuosim, velniai žino, ar jie suprato, ko aš noriu, nesuprato. Neaišku. Tos pačios upės slėnis, tas pats skardis, kurį pravažiavau šį rytą, tik iš kitos pusės. Paskui tą autobusėlį bevažiuodamas, visgi supratau, kad nesusikalbėjom, bet dabar jau
kito varianto nėra, reikės grįžti iki Charchorino ir tada jau ieškoti kito kelio. Dar vienas bandymas. Nusukau šiek tiek kairiau. Ir čia matosi mašinų kažkoks judėjimas. Čia man rodos tas pats mano autobusilis. Gal galų gale ir atvažiuosim prie to vienuolyno. Visgi davažiavau iki vienuolyno. Pro postą pravažiavau nemokėjęs. Susišnekėti sunkiai, laimė vieni. Žmonės kalbėjo rusiškai. Ir šiaip kainuoja 5000, bet kadangi užsienietis norėjo paimti 10. Tai yra už arklį. O štai mano, sakoma, dėdė išgelbėtojas, kuris rodys kelią. Arkliukai nerealiai maži, bet be abejo ištvermingi. Jo, čia užvažiuoti be šansų, bent jau ne su Afrika. Žiūrėsim kilti labai ilgai, peškom sakė apie valandą, su arkliu gal pusvalandį. Pasitikėjimo arkliukai nekelia, bet jeigu kažkada užkariavo visą Euraziją, tikiuosi, mane į kalną užneš. Kylam jau apie 10 minučių. Dėdukas švilpauja, o man jau skauda kojas. Kilpas mažas, spaudžia, balnas taip pat, užtat muselių netrūksta. Jo, nepritaikyta lietuviškiam gabaritam, mongoliški bambasai. Bet geriau negu peškom, be abejo. Muzika viską kaip priklauso. Kilom jau 15 minučių, pasikeitė vedliai. Pakilom kalną viršų, visgi yra kitas užvažiavimas. Ir dabar reikės kilti į patį vienuolyną. Po truputėlį jau lašnuoja, griaudė. Kai grįšiu, bus visi daiktai šlapi. Vis smarkiau lyja. Štai tokie laiptai. Įėjau į vidų. Visi meldžiasi. Žinoma, aš nelabai įsikertu padaryti. Todėl šiaip pastoviu ramiai pafilmuoju. Kol kas niekas nešaukia.
Vieta įspūdinga. Pats pastatas ir vidus be abejo nelabai. Lipsim į viršų. Šten, ko gero, dar vaizdas įspūdingesnis atsivers. Aš viršui pačiam užsikoriau. Dar yra kažkoks urvas, kur slapta slėpėsi ir meldėsi vienuoliai. Be abejo, aš ten neįtilpsiu. Tikėkimės, kai grįšiu, daiktai bus vietoje, kaip ir šis vienuolynas, kuris išstovėjo, nežinau istorijos, bet ko gero porą ar trejetą šimtų metų. Čia ta uola, į kurią visi lenda, bet gabaritai ne mūsų. Griaustinis lyja, o čia jau šviečia saulė. Po truputį leidžiuos į apačią. Eisiu vėl kankinti savo vargšą arkliuką, kuris į viršų kildamas taip smarkiai šnapot pradėjo, kad galvojau, kad kris kur nors. Žemyn lengviau visiems. Pilna visur visokių medžių su kažkokiom reikšmėm ir taip toliau. Be abejo, žmonės eina, meldžiasi. O aš ką, aš šiaip vaikštinėjau, gražiuosi gamta. Leidžiuosi vienas. Tiesa, nelabai įsikertu, kieno arklį pasiėmiau, nes tas kažko tai labai jau baidosi leistis į apačią. Gal šiaip atsargus. Kilpas kerzaviniam batam absoliutiškai nepritaikytos. Netelpa šonais čiut įsispyręs. Bet nusileisim. Jeigu nesusivartys arkliukas. Miestelis, kuriam pilčiaus degalus, vienuolynas ir taip toliau. Čia keliukai, kuriuos atvažiavau ryte. Ir nauja kryptis į pietus. Kažkur tai ten. Pilna graužikų, kai važiuoji, pasipila į visas pusės. Kryptis aiški, nelabai aišku kaip važiuoti. Čia griovys ant griovio. Be abejo, išvingiuoti galima. Tačiau galima šiek tiek pro kalvos pakraštį aukštelėliau. Ko gero taip ir bandysiu. Dar vienas labai gražus slėnis. Upelis šiek tiek mažesnis. Buvo sukilęs nemažas vėjas, bet jis padėjo. Nupūtė lietaus debesis. Antra diena. Trankausi tokiais keliukais. Važiuoti malonu, jeigu būčiau, kaip ir visada kartoju,
papildomą svorį su gerom padangom. Tai be galo smagiai galėtų čia pasivažinėti. Nesiskundžiu ir dabar. Tikras rojus. Kiekvieno endūrininko svajonė pasivažinėti tokiais keliukais, tokiose vietose. Kažkoks jau labai juokingas pasidarė tas mano keliukas. Be abejo, nesenai praėję lietus nepalengvina mano užduoties, bet kelias yra, mašinas važinėja, reiškia pravažiuosim ir mes. Reikės šiek tiek labiau pavargti. Dar įdomiau bus ką prisiminti. Iki pagrindinio kelio neaišku, kaip jisai atrodo. Beveik porą šimtų kilometrų tokiais keliukais. Šiandien jau kažkur apie 150 pravažiavau. Dar porą šimtų, nu, sakykim, porą dienų tegul būna ir davažiuosiu, bet užtat vietos nuostabios, laukinės, nepaliestos žmogaus.